Noriu tau parodyti vieną iš būdų, kaip galima sudėti skaičius mintinai. Tarkim, noriu sudėti 5 ir 68. Kai aš matau skaičių 68, aš galvoju, čia yra beveik 70. Jeigu tik tai pridėčiau 2 prie jo, turėčiau 70. Tik iš kur man gauti tą dvejetą? Na, galbūt aš iš šito penketo galiu gauti dvejetą, taip? Aš galiu 5 išskaidyti į 3 ir 2. Na, padarom taip ir pažiūrėkim, kas iš to išeis. 5 yra 3 plus 2, taip, aš taip padariau tik tam, kad tą dvejetą po to galėčiau pridėti prie 68, taigi 5 yra 3 plus 2 ir pridėsim tos pačius 68, aš kol kas nieko nepakeičiu, taip, ir dabar prie šio dvejeto aš galiu pridėti 68, perrašysiu, kad tai yra 3 plus 2 plus 68, tik dabar aš apskliausiu dvejetą ir 68, tai pažymėdamas, kad aš noriu juos sudėti. 2 plus 68 yra lygiai 70, ir belieka prie 70 pridėti 3, ir kiek tai bus? Tai nekas kita kaip 73. Taip, 73. Galbūt toks būdas sudėti skaičius atrodo gan ilgas ir sudėtingas, bet iš tikrųjų tai yra tiesiog būdas mąstyti. Taip, turiu 68, noriu pridėti dar 5, jeigu pridėsiu 2, gausiu 70 ir dar liks pridėti 3, gausiu 73. Dar vienas būdas, kaip gali įsivaizduoti tokią sudėtį, tai galvoti apie skaičių tiesę. Nusipieškime skaičių tiesę. Čia pridėsiu skaičiukų. Ir tarkim, šioje vietoje bus 68. Čia bus 68. Ir mes norime pridėti 5. Čia bus 70. Jeigu pridėsime 5, tai prie 68 pridėti 5, tai reiškia pridėti 2. Pirmiausia, pridėsiu 2, gausiu 70. Plus 2. Ir jeigu pridėsiu dar 3, plus 3, gausiu kiek? 73 yra 73. Ir iš viso pridėjau 5.